Mažvydo inžinieriai. Trečia komanda, Mažvydo inžinieriai. Nu tai ką, mažvydiečiai? Į priekį, pradedam. Sveiki, mes esame iš Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos ir mūsų komandos pavadinimas yra Mažvydo inžinieriai. Ir mūsų kūrinio pavadinimas yra Ateities miestas pagal mažvydiečius. Ir mūsų šūkis yra Mažvydo mes inžinieriai, menininkai, mes vaikai. Ateities mieste bus rojus, kur pažvelgsi, ten bus grožis. Taigi, mūsų komandoje yra statybininkas Jonas, dizainerės Gerda ir Austėja, ir inžinierius Aleksas bei mūsų balsas aš Smilta. Taip pat man pristatinėti padeda mūsų drąsa Rusne. Taigi, visų pirma, kas nežino, Rubio Goldberg yra karikatūristas ir inžinierius iš Kalifornijos. Jis savo piešiniuose mėgo pavaizduoti kasdieninius darbus atliekamus dvigubai sunkiau, kaip užtepti sviestą ant duonos riekelės, panaudojant laistytuvą. Galbūt jūs klausėte, kurgi mes sutinkame tą Goldbergo procesą. O taigi mūsų kasdienybėje. Kasdien ryte suskamba žadintuvas. Atoveiksmis mes atsikeliame, atoveiksmis nusiprausėme apsirengiame. Ir taip iki veiksmo pabaigos, iki vakaro, kol vėl nueiname miegoti. Perduodu žodį Aleksui. O dabar aš jums pristatysiu panaudotas medžiagas. Taigi, kadangi šiais metais reikėjo kelti mūsų Goldbergą, panaudojame euro padėklus ir kartoninės dėžės nuo televizoriaus. Taip pat panaudojame plastikinius kabelio lovelius ir jų dangtelius. Juos naudojame ir tvirtinimui, bet taip pat tvirtinimui naudojame ir medvaržčių. Kad padaryti šitą perėjimą, panaudojame santechnikos vamzdžius ir alkūnes. Kamaliukas įkrenta čia ir išrėda čia. Taip pat panaudojame Lego detalės kaip dekoracijai ir kaip mūsų perėjimams. Štai čia man. Tai mūsų Goldbergo mašinoje yra integruota daug robotų ir mūsų Goldbergo mašinoje yra daugiau nei 25 tarpusavį besijungiančios grandys. Perdodu atgal žodį joms. Kadangi reikėjo išsikelti problemą, kurią sprendžia mūsų mašina, mes išsikėlėme net 4. Taigi pirmoji problema. Mes norime atsisakyti iškastinio kuro. Antroji problema - tirpsta ledynai bei trūksta geriamojo vandens. Trečioji problema - trūksta socialinių darbuotojų padėti prižiūrėti senus ar negalią turinčius žmonės. Ketvirtoji problema - statybose žūsta žmonės, maži vaikai lieka be tėvų, moteris be vyrų. Taigi grįžtam prie mūsų mašinos. Kamuoliuką įmetame į žarną ir jis lieda aplink ateivį. Čia išsprendžiame pirmąją problemą. Manome, jog ateityje energiją gausime iš kosmoso ir mums ten padės rasta gyvybė. Niekas neįrodė, kad ten jos nėra.
Taigi toliau kamuoliukas rieda skraidančią lėkštę ir įkrenta į lovelę. Rieda link pirmojo perėjimo, štai čia kamuoliukas pastumė medinės kaladėlės, kuriomis mes reprezentuojame dirbtinį intelektą skubantį į mokyklą padėti mokytojams bei mokiniams. Štai nuskambės ir skambutis. Toliau pagrindinis kamuoliukas rieda link antrojo perėjimo. Čia vienas kamuoliukas įkrenta į mūsų alkūnėmis nutiestą kelią link drakono galvos. Čia sprendžiame mūsų antrąją problemą. Manome, jog ateityje kas nors ras tokią liepsną, kuri sudegintų vandenyje nešvarumus ir paliktų vandenį švarų ir geriamą. Štaigi čia kamuoliukas riedės loveliais ir pastums mūsų vadinamąjį ežį. Čia susprogdins balioną su vandeniu ir vanduo nutekės į vadinamąjį ledkalnį ir čia vaizduojame, kaip tirpsta tie patys ledkalniai. Pagrindinis kamuoliukas toliau rieda loveliu link roboto sensorius. Sensorius kamuoliuką aptinka ir perduoda roboto smegenimis. Čia pradeda sukti karuselę. Toliau pagrindinis kamuoliukas rieda loveliu, rieda vamzdžiu pro drakono nosį ir pririeda trečią perėjimą. Čia vienas kamuoliukas įkrenta į vamzdį ir nuspaudžia mygtuką, jog pradėtų šviesti šios lemputės prie karuselės. Toliau pagrindinis kamuoliukas rieda link mūsų integruoto tilto, kurį mes padarėme pakeliamą. Juk Klaipėdoje, iš kur mes atvažiavome tokie netgi du. Šiaip tiltą papuošėme Lego detalėmis, nes aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju ateities be Lego detalių. Galios ateityje bus magnetinės, o gal net elektroninės. Taigi toliau kamuoliukas rieda link ketvirtojo perėjimo. Vienas kamuoliukas rieda vamzdžiu ir jie aptinka roboto sensorius. Čia sprendžiame dar vieną problemą. Senjorai ir negalią turinčių žmonių priežiūrą. Socialinius darbuotojus manome, jog pakeis robotai, kurie galės prižiūrėti žmonės kiaurą parą. Čia robotas paims plastikinę stiklinę ir ją įmes į vietą ir išmes vadinamąsias šiukšles. Šiuo atveju tai yra kubas. Toliau pagrindinis kamuoliukas rieda loveliais link dar vieno perėjimo. Štai sprendžiame mūsų paskutinę problemą susijusią su statybomis. Čia vieną kamuoliuką aptiks roboto sensoriai ir robotas nustums du kubus į vadinamąją statybvietę, nes manome, jog ateityje statybose žmonės pakeis robotai ir žmonės nepavargs. Taigi toliau pagrindinis kamuoliukas baigia savo kelionę štai čia, nuspausdamas mygtuką ir apšviesdamas mūsų visą kūrinį. O kaip Goldbergo mašina šitą padės, kad vyrų būtų daugiau moterims pasaulyje? Mes turėjome netai omeny, kad žmonės žūsta statybose. Taip. Mažiau, gerai, supratau. Nu viskas, leiskit jau tą mašiną, jau norim pamatyti. Vienas, du, trys, pradedam. Kur pažvelgsi, ten grožis. Laikas minutė lygiai ir 1 sekundė, sakykim taip. 1,60 sekundės. Paplojama žvidiečiams, kas matė, jų iškart 4 pasaulinės problemas išsprendžiančią mašiną. Labai ačiū Jums
už išsamų pristatymą taip pat. Šaunuoliai. Nu dar kartą tą šūkį galite pakartoti. Iš... Gerai, keliaujame prie